Labas rytas kolektyvas. Sveikinuosi su jumis iš Ha Giang miestelio esančio Vietnamo šiaurėje. Šiandien 8 kelionės diena ir mūsų planas toks. Prasuksim porą ratų aplink miestą, pažiūrėsim, kaip žmonės gyvena, ką turi gražaus ir tuomet važiuosim jau į patį šiauriausią Vietnamo tašką, tai yra Luong Tzu Flag Point. Iki jo mums yra apie 150 km, tai turėtume, manau, pasiekti gan lengvai, bet kai bus, pamatysim ateityje. O dabar einam rengtis, valgyti pusryčių ir keliaujam į miestą. Mūsų rytinė kelionė prasidėjo per remonto darbus. Iš karto. Ir blemba, kaip čia chebra remontuoja, niekur gyvenime taip nebuvau matęs. Kad ant kelio akmenus deda rankom. Aš tikiuosi, dar privažiuosim kažką. Nes vieną atkarpą privažiavau, kur rankom dėliuoju, antrą atkarpą. Gal trečią netyčia privažiuosim. Atrodo, tai kažkas nebenormalaus. Nu va, prilekiam dar vieną atkarpėlę. Yra turistų. Nu, bandom mes važiuoti. Taip, easy. Va, žiūrėkit, kaip jums patinka. Su kauptukais, kas. Na, čia jau su valais. Jau biški normaliau. Bet ten tai baisu. Aš spėju, daugelis manęs paklaus norėtumėt, ar čia saugu tokiais keliukais važiuoti. Tai sakau, 50-50. Lėki va taip va. Ir tiek. Svarbiausia, neįsibėgėti. Nes jeigu įsibėgėsi, tada viskas. O pavyzdžiui, ant tokią posūkę nueisi tiesiai į sieną. Nu, dabar dūmais apsipilsta. Ir važiuoji viduriu. Nu, tai blemba, ei. Gal ir pasislink. Viduriu, pjaunis į ką tu jam. Nu, gal biškį kraštą pasislinksiu. Tizas. Lenksim per kitą pusę jį. Apsabiesa.
Pavyka, šiaip ne taip. Dabar jau gali važiuoti vidurį, jokia skirtumą. Stoptelėjom biškelį kaviniai, pasėmėm kavus. O tokius su kokosų pienu, kokosinė šia labiau. Ir vaizdai aplinkui. Tokie įspūdingi, žiauriai gražus. Aišku, kaviniai turistų pilna. Motociklų ten kiek. Čia viena lankomiausių Vietnamo kelio atkarpų. Nuo Hadžiango iki Cungluk Flag. Eina per kalnus, čia per kalnų perėjas visokias vaizdai. Tai wow, jeigu turit kas galimybę atvažiuoti, tai tikrai rekomenduočiau, jeigu ne, tai pasigūglinkit. Vaizdai tai užgniaužintis kvapą, tikrai. Vau, kas čia daro, motociklų rūjus. Atradom valgyklą kalnuose. Bent jau ženklas yra, kad valgykla. Ups. Per lentas vos pralėkiau. Bandom važiuoti. Žiūrėti. O turės kažką valgyti? Ar nelabai? Ir welcome parašyta ir visko. Nu. Nelabai panašu, kad čia kažkas būtų. Įtariu, kad nieko nebus. Sutikom vietinį. Sakom, yra valgyti. Ne. Ženklas didžiausias, iškaba. Valgyti yra. Vaizdai gražus. Pavalgytumėm. Bet nėra ką. Reik važiuoti toliau. Blemba, kad jau atlėkiam. Einam biškelį pasivaikščioti. Yra čia visokių pridarytų nesąmonių. Kas čia? Kongsarats. Rak. Na, laiptukai. Laiptai į dangų. Nu. Nenudardėsim čia. Wow. Ką tu? Nu, gražu, klausykite. Gražu. Piau. Aš su rankovė didžiulė, ilgiausia, kai koks striptizarėlis, kad būčiau. Bet saulė neėjam. Bent jau tiek nenusvilsiu. Einam dar apžvelgti, kas čia gera. Oi. Šiaip parkas, toks parkelis, gan neblogas atrodo. Mūsų birbalai numesti. Tie nameliai šiaip gražus, bet jie lyg ir užrakinti. Būtų įdomu pažiūrėti, kas čia yra viduj. Einam, apžvelgsim padėtį.
Jo, spyna uždėta. Spyna uždėta. Bet tokia spynelė, Jėzų, dievuliau. O čia vidurikas. Nieka blatna. Ups. Nieka įspūdinga. Nieka įdomaus čia. Einam da. Pro kitus prieks. Bet kituose irgi bus tas pats. Jo, irgi spyna. Ir ten greičiausiai irgi bus spyna. Jo. Irgi spyna. Nu, ką spyna, tai spyna. O, meniu, jeigu norit. O, yra Beer, Coca-Cola, Red Bull. Visko turi. Ko tik širdis geidžia. Tik tiek, kad užsidarė prieš kokį 50 metų. Čia greičiausiai turėjo būti ta kavinė mūsų. Vandenuks toks parūgęs. Lengvai čia su anglim. Ką čia žina? Čia jaučiu prekyvietę. O čia kamera. Hello. Vienu žodžiu. Kaip bebūtų, reik važiuoti toliau, rasim kokią valgyklą, užkasim. Nebe tiek daug belika iki mūsų galutinės statelės. Atradom kavinukę, šiokią tokią. Einam pavalgyti, užsisakėm jau iš karto kavinę tokią. Pasiėmėm kavos, arbatos, užkasti. Vaizdai gražus. Vaizdai gražus pro langą. Štai kaip terasa. Vienu žodžiu apibendrinkim kelionę šios dienos. Nuvažiavom gal 100 km per kas 3 valandas. Vietom gražut labai, bet kelias tragedija. Iš pradžių dar nieko, viskas okei buvo, bet paskui duobė ant duobės, asfalto nėra, akmenys, šunkeliai, briedžių takai. Tragedija kažkokia. Bet po biškiuką dar liko 60 km iki mūsų vėliavos bokšto, tai jeigu kelias nepagerės, turiu įtarimą, kad šiandien jo nepasieksim. Nu, bet nepasieksim šiandien, pasieksim rytoj. Svarbu, kad nesugesti, neužstrigt kažkur. Oi, buvom sutikę vieną pakeleivį sugedusi, tai padėjom biškiuką, patvarkėm mopedą. Žmogus keliavo viens pats su mopedu, su silpnu mopeduku. Irgi pastrigo vidury niekur. Bandė skambinti, ryšio nėra. Nu, gerai, ką aš turiu mechaniką su savim pasiėmęs. O, už galvos susiėmęs. Tai man biškiuką labiau pasisekė yra. Nu ką, atkeliavo mūsų pietukai. Mano tai toks biški kaip išvemta. Na, nežinau. Skonis toks. Na.
skonis geresnis negu kad vaizdas. Vadinasi svais. Kiek čia turistų, eik tu savo. Wow. Wow. Reikia ir mums kažkur sustoti. Kur mes čia galim sustoti, nu va, yra viena. Staptelėjom ir mes biški prie Chebros, einam apsižvalgyti, kas čia yra, ką čia visi tiek mato, bet aš taip įsivaizduoju, kad jie mato tą kelią, kuriuo atvažiavom. Bet kas čia daras? Ne vien tik mopedai, yra ir mašinų, bet mopedų tai čia iš vis kosmosas. Mopedų rojus. Nu, einam apsižvalgyti. Ir vien turistai. Realiai, jeigu teisių neturit, ar bijo tiesiog važiuoti, tai yra, kas daro ekskursijas, tiesiog vežioja. Kiek tas malonumas kainuoja, nežinau. Bet neturėtų būti kosmosas. Aišku, ten gal 100 eurų, gal čiut mažiau. Nu, čia jau reikia paguglinti. Bet ne, manau, kad kosmosas būtų. O čia kas? Turgus. Neftimų. Vidury kalnų laukuose. Kailių pardaviniai. O jeigu nori vietiniai. Na jo. Viską, ką turi, tą parduoda. Na ir ką? Nu jo. Jo, čia tą kelią visi žiūri, kuriuo atvažiavom. Zigzagai. Vaizdai tai gražus. Vaizdai gražus kelias. Irgi fainas, tik tiek, kad tas kelias duobė ant duobės. Poskis ant poskio, vietom asfaltas, vietom iškandžiata. Blemba, 50 km 2 valandas važiuoji. Nu, nes tiesiog pavažiuoti yra neįmanoma. Ir kad ir kiek tų vaizdų gražių aplinkui yra, realiai ne visada tu gali juos matyti, nes visa koncentracija tik į kelią. Tai šioje vietoje ekskursija pasiemus gal ir variantas būtų. Sėdi ant galo, leki ir gali žvalgytis. Nelabai aktualu, kas ten prieki daros. Nu, mes varom toliau, nebegaiškim laiko. Kelias tarp kalnų. Eina savo, kokie vaizdai. Žiauriai fainai. Atvykom į Welcome to Lung Cai.
Dabar važiuojam prie savo vėliavos. O, jau matau, aina, savo kaip aukštai jinai. Wow. Lung Tzu Flag Point. Dabar kaip prie jos privažiuoti. Man atrodo, ar mums ne čia reikės. Gal ne. Wow. Atrodo tai įspūdingai. Tai kaip prie jos privažiuoti? Nu, privažiuosim kažkaip. Ten aukštai mūsų šiauriausias Vietnamo taškas, nuo kurio oficialiai prasidės mūsų kelionė iš šiaurės į pietus. Bet iki jos davažiuoti, iki šiaurės mums truko 8 dienas. Šiandien yra 8 dienos vakaras. Tai apvažiavom virš 1000 kilometrų, kol pasiekėm šiaurę, bet mes ją pasiekėm. Liko tik tais laiptukais užlipti aukštyn ir būsim pasiekę. O laiptukų gan nemažai, bet tvarkingi, sutvarkyti, nėra baisiai status. Tai kai nuo mopedą nulipi, gan neblogai prasivaikščioti. Tam, tadadam. Viskas. Oficialiai prisiduodu. Atvykau į savo šiauriausią Vietnamo vietą. Lung Tzu Flag Point. Laiptų gan buvo daug. Biškelį padusau. Bet buvo verta. Ten kažkokia šventykla ar kažkas reikės būtinai nuvažiuoti. Mes šitam miestelį šiandien ir apsistosim. Kol kas turim planą tokį, kad apsistojam čia, šitą miestelį, paliekam savo plieninių žirgus pas kokį mechaniką, nes reikia pakeisti tepalus, reikia man galinių stabdžių diską pakeisti, nes cypia, kai lėtai važiuoji. Nu ir visą servisą padaryti, apžiūrėti, ar viskas ok. Ir galės tada jau judėti toliau. O dabar keliaujam apžiūrėti tą vėliavą, kaip jinai atrodo. Radau įėjimą į bokštą. Daug laiptelių bus. Bet bandykim pakilti. Užlipsim ant pačios viršūnės. Oi. Oh. Uhu. Wow. Nu, šito realiai nesitikėjau tikrai. Ką bus taip įspūdingai. Atrodo super. Jausmas. Irgi superinis. Nes blemba. Kažkaip atrodo, kai vykau į tą kelionę dar oro uoste, kai buvau, rodžiau tas nuotraukas, kad iš šiauriausias Vietnamo vietos važiuosiu į piečiausią. Ir kai pamačiau, kad iki to šiauriausias virš 1000 kilometrų, plemba, kažkaip baisiai daug atrodė. Toje nepasiekiama. Ir po biški dieną iš dienos, po 100, po 50, po 200 kilometrų važiavom, atvažiavom. Žiauriai džiaugiuosi. Wow.
Atėjom vakarienės pavalgyti. Atnešė tokį žalią mėsą, vištieną, jautieną čia man atrodo, su kažkokiam žolėlėm ir bliūds su vandeniu. Ai, čia dar plaukia viduj kažkas. Grybai keli. Tai nežinau dabar. Laukiam, kas bus toliau. Čia dabar eisim sriubą patys išsivirti, ar kaip bus, nieks neaišku. Praėjo kelias minutės, atnešė dar kažką. O, sūrė atnešė. Ką čia turi? Koldūnų, rabarbarų. Kažkokių. Aš nežinau. Tai kada mes čia išsivirsim tą sriubą? Nu, bus įdomu pažiūrėti. O, dar atein kažką. O, ką čia? Kukurūzai, matau, žolėlės. Nu, bus įdomu. Nu, va, užkūrė pečių. Blemba, galėtų atnešti receptą, kiek laiką, kuo virti, kaip daryti, nes, kad nebūtų pervirę arba nebūtų nedevirę. Išsiaiškinom, ką čia daryti. Atėjo viešbučio menedžerė šiuo atveju. Viską sukrovė tą podą, sakė biškį palaukt ir bus išvirę. Tai palaukiam. Čia turėtų būti kaip karšta. Čia turėtų būti vištiena. Kaip ją sugraibydavo, blemba? Imkim šitą gabaliuką, va. Va. Čia yra vištiena. Ta vištiena yra juoda. Sakau, čia žąsis ar čia antis? Ne, sako, čia višta. Sakau, kodėl jin juoda? Nu, čia tipo tokia rūšis. Sakau, čia gal iš Afrikos jinai juoktis pradėjo. Tai tipo, ne iš Afrikos. Nu, daug, čia tai net nežinau, kas čia. Koldūnai kažkokie plaukioj. Bet nežinau, nu pabandykim gal paragauti, aš tai neįsivaizduoju. Tuos kyšę biškį ragavau, lyg ir normaliai. Nu tešla, nu. Čia yra ryžių tešla. Va, kas čia yra. Ir dar su mėsa viduj. Tai maži koldūniukai. Kaip ką valgiau didelius, tai čia tokia patiktais mini. Tai va, esmė tokia, kad viską atneš žalę dedi verdi, atnešė bomžpakių, jeigu nori, atnešė salotų, sakau, čia salota. Saka, ne, čia ne salota. Nu, blemba, nu salotos laps. Biškai toks pavargęs, bet jis yra salotas. Ne, reik virt būtinai. Nu, virti. Kas aš toks, kad aš ginčičiausi. Tai va. Mes einam vakarieniauti ir keliausim į kambarį, o kambarį gavom irgi neeilinį. Nu va, o kambarys mūsų yra toks. Užrakinams jis yra su spyna. Pasimkim tą spyną. Ir įėjus vaizdas toks. Viena lova, antra, trečia, ketvirta ir penkta. Turim 5 lovas vienam kambarį, bet miegosim dviese. Tai nėra blogai. Ką dar čia turim? Turim ventiliatorių. 1, 2 rankšluosčių. Turim namusių, jeigu reikėtų, bet dar neprireikia niekada. Turim langą su vaizdu į mopedus. Turim netgi balkoną, šiokį tokį. Va, vaizdas pro langą. Ne kažką. Tamsų staliuką turim, kėdutę mažą. Gerai, ką dar mes turim? Turim vonios kambarį. Kur vonios, aišku, nėra, yra tualetas, yra dušas. Dušas, grinai kai senovinis telefonas. Nu, 1:1 jisai man toks.
Alio, kas kalba. Tai va, vienu žodžiu. Pusryčių šiam viešbutį neturim, bet kai virėm sriubą, buvo bomžpakių. Va, tai mes tos bomžpakius pasiėmėm ir rytoj bus jie mum vietoj pusryčių. Karšto vandens paprašysim, tai tikrai turės, o užsiplikysim ir bus mūsų pusrytukai. Už viešbutį sumokėjom, tiksliau norėjo 1 200 000 dongų, kas būtų apie 40 eurų. Mes nusidėrėjom iki 600 000, tai čia gaunas jau apie 20 eurų, tai plius minus, bet kadangi esam prie pat Kinijos sienos, yra vietinė rinkliava, valstybės mokestis kažkoks po $10 už kiekvieną žmogų. Tai gaunas, kad sumokėjom 600 000 dongų ir plus dar $20. Tai bendruoju sumoju vis tiek gaus apie 40 eurų. Nu, jeigu taip toliau, tai bus ne kažką, nes mūsų kelionė palei Kinijos sieną dar apie porą dienų turėtų būti. Nu, tai plius minus kažkas, bent jau palei pradinį planą. Mechanikos tam kaime neradom, nėra, tai tepalai yra nekeisti. Galbūt rytoj važiuodami kažkur tais užmatysim, nu, turėtumėm, sustosim vienam ar kitam kaimelį, vis tiek kažkur kažkas sutvarkys. O beje, viso esam pravažiavę 1074 kilometrus, jeigu žiūrim palei žemėlapį. Bet realybėje yra biškiuką daugiau, nes vis tiek užsuki į vieną vietą, užsuki į kitą, kažkur nuo kelio nuvažiuoji ten kilometrą ar du. Jeigu žiūrėti ir tikėti motorolerio parodymais, tai jau yra pravažiuota 1200 km. Yra nemažai. Tai va, atidirbau šiandien dieną, grinai jaučiuosi, kaip kad būčiau atidirbęs. Vaizdai buvo gražus, bet kelias buvo tragedija ir jaučiuosi žiauriai pavargęs, nes visa koncentracija buvo vien tik į kelią. Į šonus kažkur pasižvalgyti be šansų, nes duobė ant duobės, arba kokia fūra, ar autobusas iš priekio ir žiūrėk, kad nenumuštų tavęs. Tai va, o daugiau, ką, eisiu pamontuoti video, eisiu išsimaudyti ir keliausiu tiesiai į sapną, nes rytoj jau laukia nauja diena. O jūs, jeigu jau pažiūrėt iki galo, nepamirškit, paspauskit like, paspauskit subscribe, parašykite komentarus, kas jums patiko, galbūt kas nepatiko. Pasidalinkit kažką tais, kažkokiam nuomonėm. Būtų įdomu sužinoti. O dabar aš jau su jumis atsisveikinu ir sakau, ate!